Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti jį ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs paklausė Jėzų, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk savo viešpatį Dievą visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakei. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės, ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Tai viešpaties žodis. Tu netoli nuo Dievo karalystės. Toks yra Jėzaus atsakymas tam, kuris suprato pamatinį įsakymą. Bet tam, kad užeitume, įeitume į Dievo karalystę, trūksta kiekvienam iš mūsų meilės. Meilės nukreiptos į Jėzų. Ištrauka baigėsi žodžiais, kad niekas daugiau nebedrįso Jėzaus klausinėti. Niekas daugiau nesidomi, nesiklausinėja, nenori diskutuoti, nenori kreipti savo dėmesio ir aukoti galbūt savo laiko. Niekas daugiau nebenori pažinti ir patirti Jėzų, jo išmintį ir jo meilę savo gyvenime. Tyla, tai kas lieka. Mūsų tyla. Nejaugi ši mirtina tyla apsako mūsų gyvenimą, mūsų atsakymą į Kristaus meilę. Nejaugi mums yra vienodai ir daugiau nebeužduodame klausimo, kas tu esi, Jėzau, ko nori. Nejau daugiau nebetrokštame Jėzaus, Dievo žodžio išminties. Galiausiai atsiranda vienas žmogus, vis dėlto atsiranda. Juozapas iš Arimatėjos. Kas nori, galite pasižiūrėti Morkaus Evangeliją 15 skyrių. Atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Jis laukia karalystės, trokšta jos ir išdrįsta prašyti. Neturi savyje baimės, o jeigu jinai ir yra, tai kovoja su ją. Jis dėl savo ryžtų ir drąsos, dėl savo meilės atkaklios, gauna kaip dovaną Jėzaus kūną. Ar aš norėčiau gauti kaip dovaną Jėzaus kūną? Ar ryžčiausi, kaip Juozapas, iš Arimatėjos prašyti Jėzaus kūno? Tas, kuris atsako į Kristaus meilę visa savo širdimi, visa savo siela ir visų protu, eina iš mirties į gyvenimą. O kas neatsako į meilę, tas pasilieka mirtyje. Koks yra mano atsakymas į Kristaus meilę?
iš pelenų į gyvenimą.